O, dievulio glušas. Važiuoja per brastą. Laukiam Augusto operatorių. Sveiki visi. Šiandien išvažiuojam pasivažinėti. Graži pavasario diena. Labas, Augustėlį. Ačiū. Tai ką, sveiki visi. Atvykę į kanalą per brastą. Šiandien vėl išvažiuojam su Augustu. Lengvai pasivažinėti. Nes ankstyvas pavasaris turėtų būti šiek tiek minkštų provėžų. Niekur toli važiuoti nesinori. Bet namie sėdėti taip pat nesinori. Taip, kad bandom išlysti šiek tiek į lauką. Pasivažinėsiu savo mums gerai žinomų maršrutų, netoli Dubysos, kad per daug toli nuo Šiaulių nenuvažiuoti, anksti grįžtume namo ir tikėkimės problemų neprisidarytume. Na, bet niekada negali žinoti. Be problemų. Be problemų rovės tvarkos. Jau tegu braižo šonai. Labai ramus sekmadienio rytas. Lauke jau maloniai šilta, ore jaučiasi pavasaris. Miške paukščių čiulbėjimas, ramybė. Šiandien nereikia nieko skubėti. Važiuojam savo ramiai. Sunku tik suprasti, ar miškas sausas, ar išdžiūvęs, ar pašalęs buvo. Gal aš jau gerokai vėluoju pavasario atodrėkį. Au. Nu, dar pravažiuojam. Kas nors galbūt pamenat, jeigu žiūrėt, buvom čia žiemą ir dabar pavasarį bus truputį turbūt sudėtingiau pravažiuoti. Nu, reikia apsižiūrėti. Važiuojam. Viskas gerai, nebijok. Nebijok. Lengvai. Viskas gerai. Nu, super roveris. Įveikia gilią balą. Tik narkė. Tik kompresorius dabar dirba kažpat. Turbūt manęs turbūt gavo biškai. Ne, jam nepatiko staigus aukščių pokytis. Tai gali panaudoti, aš galiu panaudoti. Reikia tau, šią vasarą reikia tau kažkaip daugiau duoti dronų paskraidyti, išmoktum gerai su juos skristi. Čia va, tarkim, tarp medžių jis nelabai ir nori skristi, žinau. Kodėl? Kaip tik kodėl? Todėl, kad kliūčių. Nu, tuo išlysime iš to miško ir galėsiu tada normaliai paskristi. Čia mūsų posūkis į kalną. Nebloga pavasarinė pliurza. O, dievulio glušas. Kažkur kliuvo. Viskas gerai. Kaip, Augustai? Tu vos ten neapsivertei. Viskas gerai. Tu tokiu kampu pasvyrei. Taip, taip.
Kaip tą medį dabar patraukti? Kur mano ratlankis žalias dingo? Jo. Paskandinau tešloj kaip reikiant. Gražumėlis, tiesiog gražumėlis. Ką, pasidarėm kelią, nes nebenoriu lempų keisti artimiausiu laiku ir judėsim toliau. Nu, judam toliau, čia dar laukia, jei gerai pamenu, dar didesnė klampynė. Taip, kad iš lėto važiuojam. Dar didesnė? Na, provežos didelės. Ui, kokios didelės. Dar gilesnės nei kad žiemą buvo. Nu gerai, jums taip neatrodo, bet šitos provežos yra labai didelės. Tai pažiūrėsim, kaip ten su ta prošvaista mūsų. A turim biškį jos, a neturim nei biškį. Tikėkimės, dušo nenusilaušiu. Pirmąją pusę įveikėm, dabar reikia perlipti iš kitos provežą. Neblogai. Labai neblogai. Gerai, dabar einam pasiimti savo jaunąjį operatorių. Tai kaip čia taip lengvai pavyko, Augustai? Ar žinai? Aš irgi. Gerai, operatorius vietoj, instruktažą gavo, dabar beliko tik tais vairuotojai nepridaryti nesąmonę. Važiuojam su viskuo įjungti, antipraslidimu ir be palėtintojų. Nėra tikslo. Tikiuosi. Aha. Ui. Panašu, kad reikės Ui, kaip pučia. gero draugo inercijos. Pabalė. Tai va, nereik čia visai tų keturačių. Beje, čia yra kelias. Galbūt sunkiai pravažiuojamas, bet kelias. Nu ir gerai, dabar lengvas maršrutas laukia mūsų. O dabar kelionę tęsime sausais, smagiais Padubysio keliukais. Ir netrukus pasieksime Kražantės brastą. Niekur nepabėkite. Dar neaišku, ar brisime, ar teks apsisukti. Ir žinoma, nepamirškite prenumeruoti kanalą. Jums tai nieko nekainuoja, o mums labai padeda. Jonai, galiu išlipti. Eiti, nereikia šilipti. Taip, va iš lėto. Patogiai. Ne, aš va šitą turiu. Upelę? Ten tik per kelią, kietą kelią, blogą kelią. Čia, pažiūrėk, net neprasibuksuosim. Iš lėto, ramiai įveiksim šitą klampynę. Ten viską prisiklauso. Per ledą kažkada važiavai. Su Fordu važiavai per ledą. Ar teisingai? Teisingai. Rimtai? Važiavai tiek su Fordu. O kiek Fordas sverdavo? Irgi tiek pat, kiek šitą mašiną. Tiek pat, kiek Roveris, 2,5 tonos tikrai svėrė. O kiek šitas? 2,5 tonos. 2,5, ne vieną.
2. Ir pusė. Tu kurmi. Kas? Drono avarija. Vėl? Galvojau, kad išvengs kliūčių, jeigu bus tokios. Nu ką, diena dar tik įpusėjo, dabar 12 valandų, mes jau važiuojam namo. Šiandienai pasivažinėjimų užteks. Drono avarija signalizuoja, kad metas judėti namo. O ir rimtai iš tikrųjų tiek ir planavau pasivažinėti, tiek sekmadienis. Reikia dar grįžti namo, nusiplaut mašiną. Nėra čia ko plėšytis. Bus dar galima pasivažinėti kur nors vasarą ilgesnėm kelionėm. O dabar kertam Dubysą per tiltą ir lekiam namo. Šiam kartui tiek. Ate.